Sveiki, mano vardas Ana. Aš noriu Jums papasakoti, kaip išsipildė mano svajonė. Maždaug prieš metus man viena draugė papasakojo, kaip jinai buvo Izraelyje ir kaip jai labai patiko. Ir dar jinai papasakojo apie kelias vietas, kurias aš tiesiog įsidėjau į savo širdį ir galvoju, Dieve, ir aš noriu, ir aš to labai noriu. Jinai buvo Eilatė ir maudėsi Raudonojoje jūroje, galvoju, Dieve, ir aš ten noriu. Ir Jeruzalėje, ir aš ten noriu, ir Negyvojoje jūroje. Ir visus metus taip nešiojau šitą svajonę. Ir vieną rytą aš kėliaus anksti melstis, maždaug prieš 3 savaitės, ir kalbėjau su Dievu, ir tiesiog mintis tokia iškilo, kad nesu skridusi nė karto, nesu skridusi su lėktuvu niekur. Ir kad pirmiausiai, jeigu aš kur skrisiu, tai būtų Izraelį. Tokia aiški labai mintis tą rytą atėjo. Dieve, pirmiausiai skrisiu į Izraelį. Ir maždaug valandos bėgyje parašė viena draugė, kad sako, noriu su tavim pasikalbėti. Ji man paskambino, mes kalbėjomės ir po to jinai manęs netikėtai klausė, sako, vakar Dievas man sakė, kad tave išsiųsčiau į Izraelį. Buvo daug džiaugsmo ir aš sakau, tai priimu, iš karto tiesiog priimiau tą pasiūlymą, bet sako, aš tau galiu tik tai bilietą padovanoti, o visą kitą tu turi rūpintis pati. Tada pasiklausiau tiesiog žmonių, kurie keliauja, kaip tą bilietą užsisakyti, nes realiai niekada neieškojau bilietų. Ir taip susidėliojo gerai kelionės grafikas, kad aš pirmiausiai turėjau atskristi į Eilatą, po to atvažiuoti į Jeruzalę. Visas planas susidėliojo taip, kaip aš svajoju. Taip aš išsigijau bilietus ir jau štai aš skrendu, sėdžiu lėktuve, ten 4,5 valandos, visa laiminga, patenkinta, jau buvo susitarta, draugas susitarė, kad mane pasitiks Eilatė, aš tokia, manim bus pasirūpinta. Ir jau mes jau lėktuvas jau turi leistis, ir aš žiūriu per langus ir aš matau dykumą. Galvoju, nesupratau, girdėjau, kad tai gražus miestas, kad jūra, o aš matau dykumą. Galvoju, nieko, nesvarbu, išsiaiškinsim. Ir mes nusileidžiam į dykumą, į karinį aerodromą Ovdą, o aš to nežinojau. Išeinu jau pro visą patikrinimą, mane turi pasitikti žmogus, to žmogaus nėra, manęs niekas nepasitinka, 2 pilni autobusai iškeliauja, o aš lieku dykumoje ir skambinu vienam broliui, kuris turi pasitikti, ir jisai sako, tai tu išeik į gatvę. Galvoju, gerai, sakau, aš einu į gatvę, bet realiai dykumoje ten jokios gatvės. Tai ir už karinės bazės yra vienas kelias dykumoje. Ir aš su savo lagaminuku, su kuprinytė, išeinu į tą kelią ir galvoju, tai kur man dabar eiti, tai kur ta gatvė, kur tas žmogus. Ir aš tiesiog einu tuo keliu, nes daugiau nėra kur, nei mašinų, nei autobusų. Ir tada vėl skambinu tam žmogui ir žodžiu, kad įvyko nesusipratimas, kad aš pasirodo esu kariniam aerodrome, o ne pačiam mieste Eilatė, kuriam irgi taip pat yra aerodromas. Prie manęs privažiuoja kareivis su automatu ir bando išsiaiškinti, ką aš čia veikiu. Tada aš vėl paskambinu broliui ir man paaiškina, kad mano autobusas tik po 2 valandų. Mane nuveža į artimiausią stotelę, kuri yra visiškai dykumoj, aplinkui jokių namų, jokių žmonių, yra kalnai, apniukęs oras, truputį lyg lynoja. Ir aš viena pati stoviu, va taip va, kaip. Ir mintis tokia, čia tai jau tikrai bus mano tikėjimas išbandytas. Ir aš tiesiog pradėjau melstis ir kalbom, ir sakau, Jėzau, gelbėk, padėk, ištrauk mane iš tos dykumos. Ir tiesiog iškėliau ranką į viršų ir sakau, tiesiog dabar, Dieve, tegul atsiranda mašina ir aš noriu atsirasti mieste Eilatė. Ir man čia šalta, ir liūdna, ir jau baisu. Ir tikrai neužilgo, matau, taksi mašina atvažiuoja ir rusakalbė taksistė sustoja man, kuri vežė vieną vyruką į miestą.
ir jis sutinka mane pavežti. Tai va taip laimingai atkeliavau į miestą Eilatą ir nuo tos akimirkos, aišku, dar didesnė šlovė Dievui, šlovinau Dievą, nes nebereikėjo laukti 2 valandų. Ir supratau, svajonė mano išsipildė ir kad jau paskui viskas vyks sklandžiai. Dabar iš Eilato esu atvažiavusi į Jeruzalę. Įspūdžiai nepakartojami, esu labai patenkinta, mėgaujuos tiesiog visą informaciją, visą širdim, akimis, visų kuo tiesiog gaudau ir iš tikrųjų vaikštau ir šlovinu Dievą ir dėkoju, sakau, Dieve, tu labai geras, tu viską žinai, tu žinai mūsų norus ir tiesiog nepaprastas dėkingumas Dievui. Ir Dieve, aš tau dėkoju už šitą išpildytą svajonę. Ir aš noriu jūs paraginti, jeigu jūs turite kokią svajonę, tai būtinai ją nešiokit, kalbėkit apie ją su Dievu, labai aiškiai, konkrečiai kalbėkit apie ją ir Dievas ją išpildys.